Sveiki, aš esu Lina Rudaitienė ir tęsėme sąmoningos kūrybos projektą apie sveikatą, gerą savijautą. Pokalbiai su patyrusiais ir įdomiais žmonėmis apie įvairias metodikas. Aš pati dirbu jau virš 20 metų mokant žmonės sąmoningo kvėpavimo. Tačiau mano darbė yra daugiau akcentas į sąmoningą kvėpavimą, prigimtinis kvėpavimas, sąmoningas kvėpavimas, dvasinis kvėpavimas. Yra daug svarbiau ne tik tais darbas su kvėpavimu, bet su visuma, su savimi kaip visuma. Šiandieną kviečiu pasiklausyti įdomaus pokalbio su Nijole Ratkevičiene, Harmony metodikos sukūrėja, trenerė, dvasinė giduolė. Nijole, papasakokit prašau apie save, apie Harmony metodiką. Dėkui, Linute. Kaip jūs paminėjote, esu Harmony įkūrėja metodikos. Ta metodika rutuliojasi labai ilgai. Iš pradžių dirbau su fiziniu kūnu, kaip ir Paulius, bet dabar Paulius jau irgi įvairiai dirba. Tiesiog dirbau treniruoklių salėje, kad suprasti, ko reikia fiziniam kūnui. Nes mes vis tik tai žemėje gyvenam ir fizinis kūnas mums duotas ir mes jį turim puoselėti. Ne tai, kad ten kažkaip tai aukštint, bet mums reikalinga sveikata, reikalinga mityba, reikalinga viskas subalansuota ir pratimai. Taip pat su amžiumi kaulai trapūs pasidaro. Todėl dirbant su raumenimis, su svoriais, kaulai atsinaujina, jeigu kas dar nežinot. Bent 2-3 kartus į gyvenimą atsinaujina kaulai. Jeigu raumenų nėra, tai tas procesas vyksta labai lėtai. Aš galiu pasakyti pavyzdį. Pas mane atėjo moteris, kuriai dabar jau 60 metų. Jinai atėjo gal 45, aš žinot, amžius man nelabai kažkaip figūruoja. Tiesiog kaip žmogus sveikas, kaip energingas. Pagal tai aš amžių nustatinėjau. Tai po 10 metų sporto, gal dar net anksčiau, jinai pasitikrino savo kaulų tankį. Sako, tai kad jūs jaunas žmogus visiškai, o turėjo daug problemų su kaulais. Tai vat ką reiškia, kai mes ignoruojam savo fizinį kūną, tad arba tik tai iškeliam, tik tai meditacijas, tik energetiką, tada mūsų fizinis kūnas nukenčia. Ir kas tada gaunasi? Su amžiumi, sakau su amžiumi, nes tas amžius, žinokit, prasideda nuo 16 metų. Kai dirbau treniruoklių salėje, man vaikai sako, trenerė, ką jums nieko neskauda, mums tai viskas skauda. 16, tai ten nuo 12 metų jau vaikai ateidavo. Tai jūs įsivaizduokit, kas darosi. Bet kaip tik jie labai gerai pažinojo Paulių. Ir kai aš pasakydavau, kad čia mano sūnus, trenerė, tada mes jūsų klausysim, mes norim būti tokie kaip Paulius. Tai čia apie fizinį kūną. Bet apart svorių, mums dar reikalinga, kad būtų lankstumas. Kaip kiniečiai teigia, daug kas teigia, bet aš daugiau Kinijos vadovaujuosi visą filosofiją. Ir jie sako, jeigu nors vienas sąnarys yra surūdyjęs, kaip grandinė, surūdyjusi ir energija nepraeina per sąnarius. Tai mes su sąnariais turim labai daug dirbti, kad tiesiog energija per mus vaikščiotų, mes būtume plastiški bet kokiam amžiuje. Ne to, kad sako, aš buvau, jaunystėje aš buvau, vaikystėje aš buvau, o dabar, vaikšto, čiut juda. Dabar tai jau man tiek metų, prie ko čia metai yra? Čia tavo įdirbis, čia tavo darbas, tavo tiesiog parodimas ne kitiem, bet savo parodimas, kad tu gali būti sveikas, energingas bet kada. Ir kai žmogus ateina, sako, žinot, gal man jau per vėlu, man jau tiek metų. Sakau, žinokit, niekad ne per vėlu. O dabar pas mane atėjo moteris. Bet kuo toliau, aš tą noriu pasakyti, kad ateina ir energetiškai, jau pasiruošę žmonės gauti visą Harmony kompleksą. Jau su fiziniu kūnu jau aš mažiau rišu, bet fizinis kūnas būtinai tuose treniruotėse įtrauktas. O energetika dedama ant viršaus. Energetika turi būti dar daugiau negu fizinis kūnas. Tai kada šitą balansą padarai, tai ir vadinasi Harmony. Visos tos metodikos aš ilgai mokiausi. Bet aš neieškojau to, kas įdomiausia, aš to visiškai neieškojau. Einu, žiūriu, tai čia užsiminėja. Nieko savo, kažkas tai įdomaus. Gal išmoksi kokį pratimą, aš tada su štangom dirbau. Treneris tai čia man sako, mesk štangą.
Va taip va, tai čia darydavo, va taip va. O tai čia tai yra plaukimas. Plaukimas, viskas tiesiog. Kai plauki upe, ne to kaip pagalys plauki, va, įkritai ir plauki, o tu plauki, tu tiesiog Kaip žuvis, kaip žuvis. Tu tiesiog nardai, tu tiesiog džiaugiesi, tu kaifuoji tuo visu. Nu tai va, tai šitaip yra paruošiamas fizinis ir energetinis kūnas. Tai čia išmokau, paskui ėjo ten kompanija į Cigūną, galvoju, nu tai ko aš dabar prastesnį. Aš irgi einu, pažiūrėsiu, kas ten tokio. Nuėjau, atsistojau pirmoje eilėje, aš irgi treniruota, aš čia daug ką galiu. Kai man pasidarė bloga, nes energija labai stipri nuo Gedimino Savicko, pirmas mano treneris ir galbūt vienintelis šitom Cigūno treneris. Tada aš supratau, kad čia labai įdomu, čia kažkas tai kitko yra. Ir dabar pas mane Harmony treniruotėse jau yra įvesta, jau seniai įvesta, kai aš ką nors išmokstu, aš pritaikau. Bet aš pritaikau taip, kaip man reikia, kaip aš suprantu. Ta visą metodiką, jokių būdų ne visą Cigūną, o tiesiog tai, kas man atrodo reikalinga žmogui pateikti labai paprastu būdu. Sudėtingos metodikos man netinka. Toliau ėjo žmonės į Sabį. Nuėjau aš ir Sabį, nors ten buvo labai brangu, palyginus su viskuo labai brangu. Bet aš turiu pasakyti, kad visi mano mokslai nebuvo pigus, tikrai nebuvo. Bet man tai niekados nesustabdė manęs, niekados, nes man tai atrodė, kad man tiesiog natūralu investuoti į save. Nu ir ką, aš tada Sabį nuėjau, guliu, visi ten miega aplinkui, aš savo guliu, nusinešiau va tokį dekutį ploną, visi atsinešė tokias pripučiamas matrasus ir ten miega. Nu reikėjo 3 dienas išgulėti. Aš galvoju, nu aš ant to dekučio varčiausi, paskui žiūriu, kad man minkšta ant to dekučio pasidarė. Antrą lygį nuėjau, galvoju, kad aš pirmam tai nieko nesupratau, antrą lygį nuėjau, žiūriu, man iš vis minkšta, tą patį dekutį nusinešiau, man jau iš vis minkšta. Ir kažkas tai įvyko, reiškia, mano energetinis laukas taip sustiprėjo, kad aš tiesiog kaip ant tų čiužinių, tie, kur miegojo, jaučiausi. Dar buvo įdomus dalykas. Sabį, tarp kitko, yra menas paprastume iš japonų kalbos. O Sabį mokytas Žgutavas Aleksėjus, tai unikumas. Jis tai čia mokėsi, ką aš irgi pradėjau. Ir jisaigi tai čia praktikavo 20 metų. Jis gyveno Čekoslovakijoje, tada ar ten buvo, kažkaip seniai čia buvo. Ir jisai paskui nuvažiavo į Kiniją, išgirdo, kad yra labai stiprus mokytojai šito tai čia, bet ne šiaip savo gimnastikos, o tikri su energija dirbantis šitie mokytojai. Jų, kaip jisai sakė, tuo metu buvo 8 pasaulyje. Na, jisai nuėjo, ten su vienu padirbėjo, žiūrė, kad čia nieko naujo. Ta, ką jis praktikavo 20 metų, nieko čia naujo nėra. Ai galvoju, viskas, važiuoju namo. Nieko čia nėra, niekas čia neduoda, nesutikau mokytojo. Ir eidamas jau nusivylęs, va tas, kad yra nusivylę, kai Buda nušvito nusivylę, jau nieko tada, viskas, važiuoju namo, nieko čia nėra. Žiūri, toks dėdukas parke. Ir jisai savo daro. O žiūriu, kad čia jau yra kažkas tai. Aš sako, pastebėjau, kaip daug praktikuojantis, kažkas tai leidžiasi žemyn, kažkas tai kyla į viršų. O čia, ko man reikėjo. Matot, tiesiog paskutiniu momentam, tai man visi ta informacija tiesiog man atėjo savaime. Galiu paklausti, gaunasi, kad kas ieško, tas randa, o jūs tarsi neieškodama rasdavote, tiesiog ateidavo metas, ar ne? Metas ateidavo, tai va čia ta pati metodika, kur sako, plauk. Taip. Ir tau viskas ateis. Bet jokių būdų aš nesitikiu, kad man ateis. Aš plaukiu savo atsipūtų ir žiūriu tik, va šito. Bet kada, va kas įdomiausia, kai aš ką nors išgirstu, vat kaip su dvasiniu stuburu ištiesinimu dabar pereinu prie to, tai jis Žgutavas išmoko šito tai chi, energetikos tai chi. Ir tada jisai sukūrė tą metodiką, Sabį sistemą. Ir jis tada perdavinėjo visiems. Ir atvažiavo kiniečiai, sako, ką tu čia darai, mūsų paslaptis išdavinėja. Sako, kokios paslaptis, aš jums pinigus mokėjau? Mokėjau. Jūs gavot pinigus?
Jūs man davėt paslaptis? Nedavėm. Aš jas supratau? Supratau. Tai ko jūs norite iš manęs? Aš jas supratau, reiškia, jos mano. Aš jums užmokėjau už tai, jos mano tos paslaptys. Jūsų, jeigu jos vadinasi paslaptys. Iš tikrųjų, tai daug yra tų paslapčių, bet jos yra svarbiausios. Svarbiausios, harmonė treniruotėje, ką aš žmonėm perdodu, net Vačkutovas sakydavau. Jis paskui mane įsirinko, tarp kitko, sabi trenerę, instruktorę Pabaltijos šalyse. Aš sakau, Aleksėjau, ašgi nieko nemoku. Aš nieko nemoku, man čia ta energetika, tai man iš vis. Nieko aš ten nesuprantu. Kaip aš galiu vesti seminarus, kai yra šitiek vyrų, ten susirinkdavo pas jį ten masės, po 30-40 vyrų, jaunų, kurie praktikavo ir tai čia ir cigūna ir ką tik nori. Sako, o jie tegul iš tavęs mokosi. Galvoju, kas čia per nesąmonė. Sako, tu buvai kinietis, tu viską žinai, tau tik reikia, prisiminti. Spraktelk, tau atsistatys. Ta upė ir yra, kai tau atsistato viskas. Tai tas yra. Galima dar tada Nijole paklausti. Tai rezultate būtent harmonį metodika, tai yra įvairių metodikų, tam tikras mišinys, pritaikant, suderinant ar ne įvairias metodikas, jūs ją kūrėte pati šitą harmonį metodiką. Dar kažkas yra be jau paminėtų technikų, kas yra esmė pačios harmonį? Jeigu dabar ateitų naujokas, kuris niekada nieko panašaus nedaręs ir paprašytų paaiškinti, kas tai yra, jūs dabar pasakot labai įdomią istoriją, kaip tai kūrėsi, ar ne, jumise formavosi. Kas tai yra, jeigu taip pat vienu sakiniu? Tai yra 2 žodžiais - fizinio ir energetinio kūno, ne jau bus 3. Formavimas. Fizinio ir energetinio kūno formavimas, 3 žodžiai. Formavimas. Taip, formavimas. Nes mums reikia ir fizinį kūną suformuoti. Tai tada harmonija tarp fizinio ir energetinio kūno. Taip, tai ir yra harmonija. Tarp kitko, tas harmonija žodis labai įdomi buvo. Atsirado, nes kažkaip tai reikėjo tą treniruotę pavadinti. Šito cigūno treneris sako, aš išvažiuoju, sako, į kursus ir reikia, kad mane kažkas pavaduotų, grupė, jisai sako. Galvoju, ne, trenerė tai aš nenoriu ten, nenoriu. Paskui grįžtu namo, galvoju, kodėlgi ne? Kodėlgi ne, aš negaliu jį pavaduoti. Ir taip sakau, Gediminai, gerai, aš galiu pavaduoti. Sako, tai aš pranešiu klubo vadovybę ir tu galėsi pavaduoti. Ir viskas, aš nuėjau ir vedžiau. Kartais reikia peržengti per save ir tiesiog išdrįsti. Taip, kaip jūs pasiruošate. Taip, kaip ir Aleksėjus Žgutovas, sako, eini rytoj, važiuojam į Taliną, vedi savi užsiėmimus. Kaip tai sakau, taigi aš nieko nežinau, iš vis man čia, kaip sakant. Pakankamai. Mokytojai mato, kai žmogus jau yra pasiruošęs. Jūsgi dabar pati matote iš savo mokiniuose, kas yra pasiruošęs, o kas ne, kas suvokia esmę metodikos, o kas ne. Taip, tai čia yra, ko gero, svarbiausi dalykai. Jo, svarbiausia, bet man pasitaikė, tiesiog man atsiuntė visą tą galingus, pačius geriausius mokytojus. Ir jūs. Tame tarpe. Atėjo metas apie kvėpavimą paklausti. Taip, iš tiesų yra puiku sužinoti apie tokią harmonį metodiką. O kokią vietą joje užima būtent kvėpavimas? Sąmoningas kvėpavimas, energetinis kvėpavimas. Kaip jūs pamatėt, kad tai yra svarbu? Kad kvėpavimas yra svarbu, tai čia seniai žinoma. Aš turėjau ten tokią jogos knygą. Ten buvo parašyta, bet koks fizinis pratimas sujungus kvėpavimą, judesį, dėmesį, tai yra joga. Ir tada nuėjau į gyvenimo meno, ten tiesiog pirmą lygį praėjom, paskui tylos, tai man jau kažkaip tai jau nereikėjo tos tylos, pas mane užtektinai tos tylos yra visur. Bet kvėpavimas man ten irgi patiko, ten atitinkama metodika. Ir aš jai taikiau toliau savo harmonį. Tai pritaikiau šitą, ką jogos knygutėje ten buvo parašyta, labai fantastika. Man labai patiko tas posūkis, kad bet kokį pratimą darant. Toliau, dirbant su šituo viskuo, taikant dar, paskui dar dvasinio atsako terapiją išmokau, pritaikiau savo harmonį, taip gimė. Pilnavertė ta harmonija, jinai kūrėsi ilgai, pradedant po fizinio kūno.
Tai va toliau. Dabar čia jau šios laikus jau minime. Jo. Ir kaip tik buvo, galvoju, ką čia man dar į tą harmoniją įjungti. Galvoju, gal dar pasigilinti į kvėpavimą. Ir pas mane sportavo viena mokinė. Ir sakau, kur jūs mokytės rebepingo? Nu, kaip tik paminėjo Lina Rudaitienė. Viskas. Reiškia, jau visą tą man pasiuntė pavardę, man net daugiau minčių nekilo, kad aš kažkur turiu kažko ieškoti, kaip ir visuose mokytojuose. Kadangi aš visą laiką vedu labai daug treniruočių ir nebuvo laiko, kada prisijungti prie bendrų grupių, aš paprašiau tiesiog Linos, kad man individualius pravestų. Individualių reikėjo 4, kaip aš atsimenu. Intensyviau. Jo, intensyvių 4. Tai buvo po kažkokias 4 valandas ten užsiėmimai, bet kas įdomiausia, mes prieš užsiėmimą kalbėdavom ir paskui jau kvėpuodavom valandą ir paskui po užsiėmimo kalbėdavom. Nieko aš ten nesureiškinu, nieko aš ten nesitikėjau rasti ir gauti. Tiesiog atėjo naujas mokytojas ir aš to naudojuosi. Kas atsitiko, tai žinot, mane vėl. Tai man kažkur šitoj vietoje aš pajutau, kad toks guzas užaugo. Nu, aišku, čia jokio guzo nebuvo, bet tai tiesiog kažkoks tai energetinis. Jausmas. Toks jausmas toksai. Šitą ranką atrodo, kad adata įdurta. Nu, galvoju, čia dabar. Kas čia dabar tokio darosi? Iš pat pirmo. Čia fioletinė energija. Nu, kažkas tai įdomu. Bet toliau nieko nesitikėjau. Nu, tiesiog jau stebėjau save. Ir po pirmo kvėpavimo grįžtu namo, jau bandau tą, kaip sakant, namų darbus mokytoja visą laiką užduoda, bandau kvėpuoti ir vėl tas guzas atsiranda. Ir dabar jau prašokant laiko tarpą, žiūriu, kai jau aš baigiau ten viską, visus šitos mokymus, kursus ir žiūriu, nebėra guzo. Dabar aš galiu pasakyti, kodėl jisai atsirado. Jisai tiesiog mano siela nutarė atsiskleisti, kas jų tokie yra. Aš tiesiog, kaip jūs supratot, aš to nesiekiau, visiškai nesiekiau. Ir Linas sako, dėl ko atėjot, sakau, dėl to, kad norėčiau savo harmoniją praplėsti. Vat kažkokiu tai nauju veiksmu. Koks tas veiksmas, tai sakau, kvėpavimas buvo pas mane visą laiką. Taip. Bet čia, kažkas kitko, visiškai kito. O kodėl tas guzas, o kodėl šitas? Ir Linas sako, gal kas jūs domina, sako, gal kas nors, aš nieko nesupratau, ko jinai čia manęs klausė, kas mane gali dominti. Toliau kvėpuojam, viskas, man ten visiškai patiko ten tas kvėpavimas. Sakau, nebent, sakau, gal norit ką nors sužinoti. Kodėl tos kojos įžemintos? Ir aš sakau, kaip mokiausi tą dvasinio atsako terapiją, aš klausiu savo mokytoją, sakau, kodėl pas mane taip tos kojos įžemintos? Sako, gal nepatogiai sėdi. Nemokėjau paaiškinti, bet tai negi visi dabar supras, kodėl mano tos kojos įžemintos. Ir tada, Linas sako, pasižiūrim, kodėl tos kojos įžemintos. Aš supratau, kad čia jau kažkas tai čia įdomaus vyks. Tarp kitko, aš kai pradėjau kvėpuoti, Lina dar vieną klausimą man uždavė, sako, ko jūs čia atėjot? Jau ne dėl to, kad aš atėjau praplėsti savo harmoniją, bet tai buvo visai kitas klausimas. Dabar aš jau nesupratau, aš į tą klausimą buvau atsakęs, o į šitą aš neturiu atsakymų, ko aš čia atėjau. Į žemę, į gyvenimą. Tai dabar Lina ir sako, kai tik pradėjau kvėpuoti, aš, sako, tokią šviesą pajutau, kur, sako, per 30 metų savo praktikos aš nemačiau tokios asabos. Jo, tokios atvėrimo, kad šitai būtų kame reikalas. Aš tai tuo labiau nežinau, kame reikalas. Ir tada jau pradėjom kvėpuoti, tiesiog dar paskui po rebeferių kursų, taip, dar mes susitikom ir šitą aiškinomės, kada Lina galinga yra mokytoja, jinai gali išvesti tiesiog į sielų pasaulį, į tą šviesą ir tu pamatai, ten labai įdomus pojūtis. Ir tu tiesiog matai kažkokį tai reginį, bet tu jauti, kad tu tu esi ten. Tam žmoguje, kurį tu matai, tu esi ten. Tarp kitko ir gyvūnų buvo, vieną kartą mešką pamačiau, galvoju, ką čia ta meška dabar veikia. Svyruoja kažko taip. Paskui taigi čia aš buvau meška šiaurės ašigaly. Tai labai daug gyvenimo mes ten iškvėpavom.
ir rezume parodė pačią viršūnėlį. Jo, aš labai garbinu Japoniją. Ir aš Linai sakau, aš mačiau Japonijos kalnus. Lina sako, ten buvo Kinijos kalnai. Galvoju, va, jie Kinijos tai nenori, aš noriu Japoniją. O tengi viskas kartu, ten ir tie mokslai ir metodika. Va. Nu va, ir tada tiesiog pamačiau, kaip aš ėjau į kalną ir ten turėjau Davo mokyklą. Kaip Lina sako, Davo mokyklą. Nu čia toks galingas mokslas, ten labai daug sudėta ir labai sudėtingų dalykų. Nu va, bet aš tą mokyklą turėjau ir ten mano įvyko realizacija, aš tiesiog pamačiau didžiulę šviesą. Lina sako, tokia šviesa buvo, kad po jėvai. Kas įdomiausia, aš kai ta šviesa buvo, aš biškai prasimerkiau, bet kas įdomiausia, aš matau ir sieną jūsų patalpos ir aš ten esu. Tai va būti tarp dangaus ir žemės, kas aš dabar ir esu, tarp dangaus ir žemės. Kai aš daugiau įsijaučiu per tą šviesą, man tiesiog sunku susijungti su žeme. Va tai buvo po rebeferių susitikimo, aš pamiršau net telefono kodą. Tai vat kai įsijaučiu į tą, tai vat kodėl reikia žmogui įsižeminti. Taip, ir tam vat mano tie padai, mane būtent, ir ką aš dar pamačiau ten pačioj pradžioj, kūdikis ant žemės, supratau, kad čia aš suvystytas, ant arimo, net juodo arimo ir didžiulė šviesos skulptūra. Linos klausė, kas ten galėtų būti? Lina sako, gal ten kažkokia tai, kažkas tai. Aš dabar suprantu, kad ten aš. Ten mano aukščiausiasis aš. Mane padėjo ant žemės ir šalia buvo šviesos namai didžiuliai. Nu ir dabar su Lina galvom, kas ten tie šviesos namai. O dabar aš supratau, kad ten mano tėvų namai, nes jie tikrai labai šviesūs žmonės. Nu tai va, tai prasidėjo va šitas mano kvėpavimas. Ir kai aš supratau, kokią Lina galinga, paskui pradėjau siųsti savo žmonės, pas mane visi ištiesinti, apie ištiesinimą gal paskui. Ir kada siela atsiskleidžia, tau labai paprasta gyventi yra. Tu žinai, kad tau nebereikia nušvist galų gale. Tau šitos problemos atkrinta. Ir tu gali paaiškinti, kodėl tokia stipri energija per tave teka. Tai va, tai suprantu, kad jeigu žmogus pasirenka kažkokią metodiką, išgirsta ir jam prilimpa, va taip pat yra. Ir kartais va, pasakai vieną frazę kažkokią ir žmogus tik tą frazę išgirsta. Va čia man reikia, čia man reikia. Taip būna, tikrai. Jo, taip būna. Galiu tada dar paklausti. Klausimas, jūs jau dabar taikote savo harmonį metodiką, dirbat su žmonėmis ir labai iš tiesų, aš girdėjus puikių atsiliepimų, aš pati išbandžiusi ir tikrai patirtis yra nuostabi. Vienas iš tai yra dvasinis tiesinimas, jeigu kalbėt apie dvasinį tiesinimą, ryšio atstatymas su siela, ką jūs ir paminėjot, su dvasios pasaulio ar net atstatymas ryšio. Ir visgi, kaip dabar tai pasireiškia žmonėse, kaip jie atėję pas jūs jaučiasi, kokie yra iššūkiai, kokie yra sunkumai. Na, žinote, visada būna taip, kad mes išgirstame arba mus priverčia, sakykime, prasta savijauta ar nesveikata, ieškoti sprendimų būdų ir atitinkamai ateina. Ir kokie tie pirmieji iššūkiai, kokie žmonės ateina, tai kaip ir įvardijom, ar ne, bet kokie pirmieji tie iššūkiai ir kaip žmonės tai daro, tai ką daro pas jūs, harmonijų metodikos dėka. Taip, žmonės kiekvienam harmonijų etape ateidavo skirtingi. Jo. Ir taip, kai aš tik tai su fiziniu kūnu mokėjau dirbti, atėjau vieni. Ir kuo daugiau šito viso išsilavinimo turėjau, kuo daugiau atspraėjau, ir žmonės atsirinkinėjo. Ir tada, taip viskas po truputį rutuliojosi. Ir aš šitą harmoniją tiesiog uždariau, padariau atskirą užsiėmimą. O tas atsisijojimo, kaip sakoma, kriterijus, koks yra tas? Tai čia buvo finansinis. Finansinis vienas, jūsgi žinote, kad yra daug kriterijų. Nes kai labai blogai su sveikata, tai tada į pinigus nelabai jau žiūri žmonės. Bet jeigu yra galimybė, aišku, įvairiai būna. Vis dėlto, kokie dar papildomi kriterijai buvo, kad jau giliau šiek tiek dirbtų, kam jums reikėjo atskirti harmonį užsiėmimus nuo kitų paprastų, sakykime, fizinių pratimų, kad žmonės giliau studijuotų, gilintųsi į tai, kad praktikuotų tai toliau. Matote, kada buvo bendros treniruotės,
ateidavo iš aerobikos žmonės, Taip. jie sportuodavo, sako, čia mums viskas suprantama. Kai tik prasidėdavo meditacija, jau visur kalbos ėjo, šitą tai su angelais čia kalba. Jo, ir tada jau jie ačiū, viso gero. Va. Tai ką man tokių žmonių reikia tada? Ir aš tada, va, būtent, Supratau. jo. Arba tu susimoki už visą treniruotę ir būni, nes mano tikslas yra paruošti pilnavertį žmogų. Taip, va. O ne tik fizinį kūną. Čia esmė. Yra labai daug skirtingų lygmenų atėjusių į žemę, kuriem reikia tik fizinio kūno, tik tai pasipikiruoti, aš čia gimdžiau, plaktieno, čia pas mane viskas, šitas viskas tvarko, aš už grožį. O kas tas pilnavertiškumas? Vat, Taip, darbas su pilnavertis savimi. yra fizinis kūnas, Taip. treniruotas fizinis Taip, kūnas. sveikas, Energija kondicija. eina laisvai, sveikas, jo, Energingas, sveikas. taip. Taip, energija eina laisvai, harmoninga žemės dangaus energija. Kas yra esminio, vat harmonija metodikoje, kaip iššūkiai, vat su kuo susiduria žmonės, kad jiem sunku tęsti tai, kas pradėta, ar motyvacijos trūkumas gali būti, ar patys skausmai trukdo šiek tiek tuo užsimti nuosekliai, tęstiniai, ar ne, vat kokie esminiai galbūt trukdžiai arba kliuviniai yra. Pirmiausia, siela dar nedabrendusi tą išgirsti ir toliau praktikuoti. Kitas dalykas galbūt, kaip pamenat, kalbėjome apie paprastumą. Iš tiesų aš sutinku, kad sielos branda yra labai svarbi, nes pagal tai ir žmogaus branda, ar ne, vat ir atitinkamai interesai šiek tiek skiriasi. Ir netgi motyvacinis, tas procesas vidinis yra kitoks. Tai žmogus jau iš tos pareigos savo netgi dirba galbūt. Tai galbūt dar yra prioritetų įvairių skirtingų. Taip, puiku, iš tiesų labai man buvo džiugu, kad atradau. Ir aš atradau jūsų dėka, jūs atradot mane, aš atradau jūs, mes atradom skirtingas metodikas ir mes randame būdą, kaip jas sujungti. Ir vat, tikrai noriu pasidalinti tuo, kad prigimtiniam kvėpavime, imkime, vat, ar ne, yra sąmoningas kvėpavimas, bet aš visada rekomenduoju pradžią būtent nuo prigimtinio kvėpavimo, ypač nuo jogams. Dėl to aš ir klausiau jūsų, ką daryti su žmonėmis, kurie ateina, kurie nieko neturėjo, nieko nemokėjo, bet juos jau prispaudė tam tikros bėdos, sveikatos, savijautos, interesas kartais būna toksai, priverstinis, jisai motyvuoja. Tai vat, iš principo, pavyzdžiui, sąmoningo kvėpavimo, imkim, pradžiamokslis, tai yra būtent prigimtinis kvėpavimas, tai yra tas vaikiškas kvėpavimas, kur tikrai nereikia labai daug stengtis, kur nereikia labai stipriai dirbti, bet aš visgi rekomenduoju sujungti jį su judesiu. Tai yra sujungtas įkvėpimas su iškvėpimu, pakankamai ritmingas kvėpavimas, vientisas, tolygus, ar ne, pakankamai gilus įkvėpimas, kad jis nebūtų paviršutiniškas toksai, ar ne, gilesnis šiek tiek. Ir atitinkamai atsipalaidavimas. Vat, labai dažnai jūs tą minėjote ir tas labai yra svarbu, gebėti mokytis atsipalaiduoti. Tai vat, čia yra to fizinio mūsų kvėpavimo bruožai, ar ne, vat 4 pagrindiniai. Ir teisingai tai, ką jūs labai išplėtojate gražiai apie energetinį kvėpavimą, kviesti per save tekėti gyvybinę energiją. Vienas iš, ar ne, ko vaikas nedaro. Vaiko kvėpavimas sujungtas, ritmingas, gilus, atpalaiduotas yra. Mums natūralu suaugusiam žmonėm, kad susigrąžinta prigimtinį kvėpavimą, reikia ir energijos, ir reikia savistabos, sąmoningumo, sąmoningai stebėti savo kvėpavimą, kad jį susigrąžinti. Bet jeigu aš dirbu su kvėpavimu būtent tik kvėpavimo mokymo kontekste, va čia atveju atsiranda labai gražios sąsajos, ar ne, kaip galima tai sujungti. Vienoje arba kitoje metodikoje, tai yra kvėpuoti, kaip ir teisingai sakot, kūno joga, gyvenimo joga. Šiaip yra negi toks terminas gyvenimo joga. Aš einu per gyvenimą įsižeminus, bet tuo pačiu ryšyje su dvasia, su savo siela. Einu per gyvenimą sveikų požiūrį remiantis, sveika pasaulėžiūra, sveikų gyvenimo būdų. Tai užtikrina sveikatą, tai užtikrina ir kvėpavimas, ir rūpestis kūnu, kūno judesiai, sportas. Taip, bet visa visuma, harmoningai, iš esmės. Iššūkiai, be abejo, esminis momentas lygiai tas pats. Keli užsiėmimai, man per sunku, man nepavyks, arba prasideda valymo procesai, skausmeliai kažkokie, tai sukyla kažkokie prisiminimais, praeities prisiminimai skausmingi, žmonės to nenori prisiminti, žmonės nuo to bėga, slepiasi. Ir čia ateina į pagalbą būtent sąmoningumas, kaip jūsų metodikose, taip ir aš siūlau, iškvėpiu, atsipalaiduoju, paleidžiu. Ar reikia tame kapstytis? Ar užtenka tiesiog bet kokį skausmą, kurį mes turime savyje? Mes esame sukaupę labai daug visko. Mes atėję, kad patirti.
Kam prie to prisirišti, kam tai sureikšminti, mes galime tai tiesiog paleisti. Teisingai, skausmą, bet kokio pobūdžio skausmą. Eiti su sveiku santykiu, į save požiūriu sveiku, į pasaulį požiūriu sveiku, dalinti savo patirtimi, dalinti savo žiniomis, vat ką mes darom, ar ne, sakykime. Ko dar reikia, kokie iššūkiai, motyvacija, va tai, ką aš irgi siūlau visada, pradžioje jūs išmoksite sąmoningumo, budrumo, savo dėmesio valdymo, reakcijų valdymo, po to išmoksite sukaupti vis daugiau energijos, įsižeminti. Vadinasi, susidūrus su naujais gyvenimo iššūkiais, jau žymiai lengviau juos praeisite, teisybė, nes mes iššūkių tikrai turėsime, efektyviau, sąmoningiau, rezultatyviau. Galima aš jūs truputį Pridėkite, žinoma. Jo, kadangi pas mane ir fizinio, ir energetinio kūnas, tai po fizinių treniruočių pas mane yra meditacija. Tai mes ir į čakras einam, ir organus valom, ir pabaigoje būtinai sąmoningas kvėpavimas. Ir kas gaunasi su žmogum, pavyzdžiui, jisai ateina, jam jau blokas renkasi petyje, nu čia aišku, kada vyksta dvasinis ištiesinimas, šviesa paleidžiama per stuburą, jį paskui plečiasi per visą kūną ir jis tiesiog sutinka bloką kažkokį tai išgyvenimą. Ir sakau, gerai, palaukiam, aš ten padirbu prieš užsiėmimą su juo tiesiog energetiškai. Bet sakau, dabar dar pažiūrėsim po užsiėmimų. Paprastai kai pradeda kvėpuoti, o ten tiesiog žmogus jau atsipalaiduoja, eidamas į savo čakras, į visą kūną, ten su kvėpavimu mes ir per padus kvėpuom. Bet reziume pas mane jau sąmoningas kvėpavimas. To, ko man reikėjo, ką man sielų pasaulyje pasakė, kad tau dabar viskas jau sudėta. Tai buvo ant viršos, kaip vyšnaitė ant torto, uždėta šitas sąmoningas kvėpavimas. Tai vat, kada jau aš vedu juos į šviesą, o tai mano tikslas šioje žemėje, kuo greičiau žmogų išvesti į šviesą ir labai paprasta metodika. Tai irgi man parodė šitą metodiką visą, ką aš patyriau pas Linutę. Tai vat, ir paprastai jisai sako, įdomiausia tai, kad sako, jau kai pradėjau kvėpuoti, sako, man pradėjo kelį skaudėti, čia nebeskauda, reiškia, iš vis nebuvo problema tam petyje, o kelyje. A paskui kvėpavo, sako, dabar iš viso nei kelių nebeskauda, nei čia nebeskauda. Ir tau nereikia supt galvos. Kodėl? Todėl, kad tu gyveni kai žemėje, čia yra energija vienokia ir vienokia yra spalva, jeigu pavaizduosim. Kada tu keli į šviesą, šviesoje nėra ligų. Tai vat, ir kada įvyksta dvasinis ištiesinimas, žmogus jaučiasi, sako, o jie to, kad čia, išeinu į gatvę, kur aš čia, tiesiog tu jau tam kanale jautiesi. Ir, įsivaizduojat, per sekundę tavo klubai, jeigu buvo kreivyje, kažkokia tai fantastika vyksta. Įsitiesina, kaip tai gali būti be skalpelio, be nieko. Bet ta anestezija paskui praeina ir paskui jau reguliuojasi viskas. Tai mes todėl turim dirbti. Labai svarbus momentas, kad taip, kaip teisingai ir minėjome, kad 4 užsiėmimų nepakanka, lygiai taip ir aš tikrai iš patirties galiu drąsiai pasakyti, pavyzdžiui, bent jau 3 mėnesius imkime nuosekliai, jeigu pastoviai dirbti. Bet šiaip, jeigu mes bent kažkiek mėnesių skiriame tam laiko, paskiau randame tą formatą, kaip kasdieną skirti šiek tiek dėmesio savo. Pradėti galų gale rūpinti savimi, mylėti save. Taip, kad gyventi laimingai, jaustis gyvenime reikia visgi pasirūpinti savimi. Tęstinumas yra labai svarbus. Tęsti, bet motyvacija ir atsiranda, kai pamatom rezultatą. Vat ką jūs ir labai daug pasakojate apie pasikeitusią savijautą. Galima dar aš dadėsiu. Matot, kada žmogus galvoja, kad jau jis viską, turėjau ir tokių praktikų, kad jau jis viską moka. Ir jis pradeda su savim dirbti, tai yra mokytas paprastai. Siunčiamas yra aukštesnio lygmens. Kad jo energetika yra stipri ir tau padeda tiesiog. Labai svarbu, koks yra mokytas. Gali tą pačią metodiką vesti, bet tu jausiesi visiškai kitaip, nes su tam dirba. Dabar aš dar norėjau apie jūsų šitą knygą. Kai knyga išėjo, aš kai pas Linutę nuėjau kvėpuoti, kaip kvėpavo visą laiką, sąmoningą kvėpavimą. Ir jinai sako, va dabar aš jai padovanojau dvasinio stuburo ištiesinimą, jinai visą savo šeimą iš karto atvedė ištiesinti, iš karto patikėjo. Nes ji pamatė sielų pasaulį, kaip tai atspindi žmogus ištiesintas ir kaip neištiesintas, nes jai čia buvo atradimas tiesiog.
O ką aš norėjau pasakyti? Apie knygą. Jo, apie knygą, va. Tai va, ir jinai sako, aš dabar rašau knygą. Tai sakau, galit paminėti šitokį atvejį. Sako, bet čia paprastam žmogui. Tai ir yra paprastam žmogui, kad čia ateina visokio lygio sielos. Tiesiog atveda jį. Ir visiškai pražiamoksliai, tai parašyta labai paprastai knyga. Ir va, tokie kaip aš, nors aš savęs nesureikšminu, tiesiog parodė, kad jau biškai kitokia esu. Ir dabar aš dar noriu papasakot, kaip mano šitie visi sportininkai reagavo į tą knygą. Visi jie įsigijo iš karto akimirksniu. Va, ir paskui, kai jau turėjau laiko, žinot, knygą turi dar priprasti čia. Bet aišku, pirmiausia, paskaitė apie tą, kur apie mane parašyta. Nes vienas dalykas, kada tik tai šiaip kalbama, o kada jau žmogus konkrečiai ir dar tokio lygmens žmogus parašo, kokia čia yra siela ir apie harmoniją, tai yra jau faktas, jau yra istorija, tada jau yra faktas. Ir pradėjau skaityti ir pradėjau kvėpuoti. Vienas sako, taip sunkiai užmigdavau naktį. Aš sako, jie šalia pasidedu ir pradedu kvėpuoti. Sako, 2 kvėpavimai ir aš viskas jau. Kitas sako, va ten pedagogė dirba. Ar pedagogė, kaip čia pasakyti, nežinau. Tai va, sako, aš tiesiog, va, apsiraminimui. Bet sako, tą knygą reikia turėti šalia. Ten užkoduota, sako, ta knyga. Sako, jinai kažkokia stebuklinga. Tai visą laiką pas mus yra užkoduota. Mes su Paulium ir darom tokias korteles gydomasias. Jo, visi pas mane ištiesinti turi tos korteles, mes jas dovanojam. Ir jeigu žmogui skauda, tai užsideda. Tai tiesiog užkoduota kortelė. Taip yra ir šita knyga. Tai va fantastiška knyga ir atsiliepimai labai geri. Tiesiog reikia pradėti skaityti paprastas žmogus. Ir galbūt tas va, visas užkabins ir ateis pas jūs, ateis pas mus ir toliau reikės. Svarbiausia, taip, labai sutinku, kad svarbiausia yra pradėti, išdrįsti. Iš ties pabandyti daug yra metodikų, daug yra mokytojų, tikra tiesa. Reikia atsirinkti, kas tinka mums, mes esam skirtingi, vieniem reikia tokio galbūt sportiškesnio varianto, kitiem tokio subtilesnio, švelnesnio varianto. Svarbiausia išbandyti, ieškokite, išdrįskite, pasirūpinti savo sveikatą, savo savijautą gerą. O mes pasiruošę pasidalinti tuo, ką žinome, ką mokame. Taip, visada pasiruošę. Labai su didžiulė meilė ir dėkingumu pasauliu, kad jisai su mumis taipogi dalinosi. Ačiū labai, Nijole, kad buvome kartu, kad einame šituo keliu kartu. Dėkuoju už pasidalėjimus, jie labai įspūdingi, labai šilti. Ir linkiu sėkmės, harmonijai. Ačiū, kad pakvietėte, kad galima pasidalinti, nes tikrai ne visi išgirsta, nors mes kalbam, bet visą laiką kažkoks tai dar vienas. Gal tas žmogus išgirs, Taip. Gal jisai šitą pamatys, gal jisai šitą. Dabar kaip pavyzdį, viena moteris pas mane atėjo. Jinai sako, televizoriaus nežiūri, neturiu kada visiškai, ne todėl, kad man ten neįdomu. Ir sako, lipu laiptais, televizorius įjungtas, o kas jį įjungia ir sako, rodo jūs. O, taigi man čia reikia, sako, nueiti. Ir jinai nuo to laiko lanko. Ant rytą atėjo iš karto į treniruotę. Nu įsivaizduokit. O tokį stebuklą. Visada ras, kaip prisibelsti iki mūsų. Svarbu, kad mes būtume atviri visatą. Ačiū labai Jums. Iki malonaus. Iki kitų susitikimų. Iki.